Šiaip toks, geras, malonus, darbinis plaukimas buvo varžybinis, kaip kažkada sakė su komandos narys Emilis, kad įdomiau plaukti, kai varžybauju, o ne kai iš karto įsiveržia ir viskas aišku. Tai va šiandien buvo toksai, sakyčiau, permainingas. Planavome laikyti dešinę pusę. Sakėm, laikysim, kalbėjom, dešinė pusė vakar vežė, sakėm, laikysim. Bet pakeitėm savo nuomonę ir teko laikyti slovėnus ir kairę pusę. Kažkaip tai mūsų kapitonas ir taktikas turi tokie uoslę, sakyčiau, kaip pėdsakio, kaip kraujo pėdsakio. Amžinai užuodžia, nors sakiau, kad šiandien visą rytą mes su Raimondu kalbėjom, laikysim dešinės. O gavosi uoslė, Raimondo su Roku nepavedė, laikėm kairės. Ir atvedė pergalę. Susitarėm laikytis dešinės ir laikėmės kairės. Mano varžybų atsiminimai tai yra labai paprasti. Įlipam į laivą, pasiruošimas, starto procedūra, finišas. Nes laive yra tiek daug virvių, tiek daug dalykų, ką reikia padaryti per tiek manevrus, tiek tarp manevrų, realiai nėra kada pakelt galvos. Galėčiau papildyti, kaip tik Kristė apie šito klausimu, pabandžiau pilnu kursu nusisukti, pažiūrėti, kur kiti laivai ir gavau normaliai Vilnių. Tavo, sako, tu tik žiūri į Genakerį. Kur žiūri, Klaudai? Tik į Genakerį. Tai viskas ir baigėsi mano visų varžybų apžvalga. Išsigryninta šito įguloj, mes suvokėme savo rolės labai aiškiai ir kiekvienas žmogus koncentruojasi į savo rolę. Tai nei aš, nei Klaudas nedalyvavome jokiuose taktiniuose sprendimuose. Iš principo, mums net nelabai yra svarbu, kur mes plaukiam, kelinti mes plaukiam. Mes darom geriausiai savo darbą, savo užduoties ribose, tam, kad žmonės priiminėjantys sprendimus turėtų tą manevro laisvę. Iš tikrųjų labai sunku paslėpti šypsenas. Tai, kas čia vyksta, tai, ką mes čia patiriam, yra geriausias žodis turbūt kosmosas apibūdina. Tai yra mažą stebuklą kūrė šita Lietuvos įgula. Visi šitie žmonės, kurie atėjo čia pasiruošę, yra be galo susifokusavę. Mes einame miegoti 9 val. Vakaro. Mes po varžybų, jeigu yra laiko, einame dar į fizinės treniruotės tam, kad palaikytų reikiamą fiziškumą. Didžiulė koncentracija ir mes laikome koncentraciją į sekančias varžybas. Jokiais būdais mes nei galvojam, nei kalbam apie jokius aštuntfinalius. Mes turime suvokti, kad mūsų sekanti užduotis yra rytojos plaukimas. Viskas labai greit čia apsikeičia ant vandens. Atrodo, tu prieki vienas pasisukimas ir tu esi paskutinis. Tas pas ir rezultatų lenteliai. Paskutinė diena yra 2 taškai. Čia mes laimingi, čia mes galim verkti. Viena klaida šiandien Kanada. Per anksti būkšpatą įsitraukė ir iš antros vietos ir iškrito. Tai va tą patį gali įvykti ir mums. Porą sekundžių vieną virvę per anksti patraukė. Ir baigėsi, arba kai buvo pirmuose plaukimuose Peru, Ukrainai, vienas problema su laivu ir viskas. Ir mes, kaip sakoma, turistai pasidarome. Fokusas į sekančias dienos varžybas. Apie daugiau nieką kitą mes negalvojame. Wow!